Sveiki, smagu, kad įsijungėte jau 10 vaizdo pamoką iš ciklo skirto vyresniųjų klasių mokiniams ir visiems suaugusiesiems, kurie net ir baigę mokyklą nenustoja mokytis. Ankstesnės vaizdo pamokas žiūrėkite apsilankę puslapyje www.lietuvių kalbos mokytojas.lt, o jei norite apie literatūrą sužinoti dar daugiau, čiupkite bestsellerį Mokytojas. Tai kiekvienam vyresniam nei 16 metų skaitytojui parašytas grožinis kūrinys, ne vadovėlis, kurį pigiausia užsisakyti puslapyje knygos.lt. Šiandien pakalbėsime apie Jono Biliūno, Jurgio Savickio ir Juozo Apučio kūrybą. Aptarsime 3 neilgus kūrinius, kuriuose tam tikrą vaidmenį atlieka šuo. Sakoma, kad tai geriausias žmogaus draugas, bet kodėl literatūroje keturkojams taip dažnai nesiseka? Kodėl tragiškai baigėsi 3 lietuvių autorių novelėse pavaizduotų šunų gyvenimas? Ir ką elgesys su gyvūnu pasako apie žmogų? Kalbėdami apie tai plačiau pažvelgsime į minėtų rašytojų kūrybą, o pradėsime nuo Jono Biliūno.